Sveiki, šiandien parodysiu, kaip rašyti žinutes spalvotai, rašyti chatą spalvotai ar pasikeisti savo slapyvardį spalvotai. Tai visų pirmiausia rašome komandą spalvos ir štai matome visas spalvas, visus formatus, trumpą paaiškinimą. Taip pat galima mūsų serverį naudoti ir hex spalvas. Tai pradėkime nuo paprastų Minecraft'o spalvų. Tai jeigu aš noriu parašyti raudonai tekstą, rašau šį ženkliuką ir C raidę ir rašau tekstą. Ir štai gavau raudoną tekstą. Jeigu norit parašyti žinutę spalvotai, tai parašau MSG, parašau žaidėjo niką ir lygiai taip pat parašau ženkliuką C ir įrašau savo norimą tekstą. Ir štai matote, parašiau žinutę raudonai. Jeigu noriu pasikeisti slapyvardį, tai rašau nick ir rašau vėlgi ženkliuką. Tarkim, šį kartą pasirinkime mėlyną. Tai rašau B ir įrašau questas. Ir štai mano nikas yra mėlynas. Jeigu noriu parašyti su spalva, kurios nėra Minecraft'e, tai yra hex spalvos, rašau komandą color picker. Ir tarkim pasirinku šitą spalvą, spaudžiu shift ir kairį pelės mygtuką. Ir tarkim parašau labas. Štai yra nauja spalva. Ir viskas veikia lygiai taip pat, kaip rodžiau prieš tai. Tikiuosi padėjau. Ir susitiksime mcbgs.lt serveryje.